Meditacija. Kas čia kaip daryti? Meditacija. Meditacija vienas iš esminių laimingo gyvenimo rakto dantelių. Meditacija yra skirta paleist visoms nereikalingoms mumise esančioms energijoms. Ir jinai skirta pripratint protui būt ramioj būsenoj. Kuo dažniau mes šitą dalyką darysim, tuo labiau protas pripras būt ramus. Meditacija, tikroji meditacija yra buvimas atsipalaidavime ir tyloje. Būtent akcentuoju žodis buvimas, nedarimas kažko, nesiekimas kažko, o tiesiog buvimas. Meditacijoje koncentruojamas į 3 raktinius žodžius. Pirmas žodis yra ilsėtis. Tai reiškia, kad mes visiškai atsipalaiduojam. Mes tiesiog tirpinam savo kūną, mes tiesiog leipstam, išskystam, paleidžiam viską absoliučiai ir leidžiam visiškai ilsėtis. Čia galima sulyginti su tuo, kaip mes einam miegoti. Tiesiog su miego pradžia. Tai nėra miegojimas, tai yra sąmoninga būsena visiškai. Bet ėjimas į atsipalaidavimą prilygsta būtent ėjimui miegoti. Juk mes tada nesistengiam nieko daryti. Pabandykit pasistengti užmigti. Tai neįmanoma. Todėl miegas ateina tik tai tada, kada dingsta bet kokios pastangos. Lygiai tas pats ir meditacija. Tai yra ilsėtis. Antras raktinis žodis yra stebėti. Mes žinom, kad stebėjimas, dėmesys tai yra mūsų energija. Mūsų energija, kuri teka. Ir jinai teka kokia kryptimi? Jinai teka ta kryptimi, į kur nukreiptas mūsų stebėjimas. Tai jeigu aš stebėsiu kažką tai išorėje, iš manęs nuolat tekės energija į išorę ir aš tapsiu vis silpnesnis ir silpnesnis. Todėl stebėjimas turi būti savo vidaus. Kas vyksta mūsų viduje čia ir dabar šiuo momentu? Vyksta 2 pagrindiniai procesai. Tai yra kvėpavimas ir gyvybinės energijos tekėjimas per mus. Štai šituos dalykus mes tiesiog ir stebim. Ir turbūt tobuliausiai yra stebėti savo kvėpavimą. Ką šitoj vietoj galima pasakyti? Labai geras, sakykime, pavyzdys, kai mes stebim, kaip mes įkvepiam, kaip įeinantis oras liečia mūsų šnerves ir eina gilyn. Ir su tuo įkvėpimu mes leidžiam savo įkvėpti atsipalaidavimą. Įkvėpdami mes lyg ir atrodo šiaip, kada mes įkvėpiam, mes turėtume įsitempti ir pakilti, o čia mes tiesiog leidžiam savo pajust, kaip įkvėpdami mes tiesiog atsipalaiduojam. O iškvėpiant mes tiesiog leidžiam savo slyst kažkur tai gilyn į savo gelmę. Galima įsivaizduoti, kad aš slystu kažkur tai iš čia, žemyn, link savo širdies. Pati gelmė, pats centras yra mūsų širdies centras. Ten yra absoliuti ramybė. Taigi mes su kiekvienu iškvėpimu leidžiam kaip su greituminiu liftu savo leistis kažkur tai gilyn į patį centrą. Kada mes leidžiamės, mes dar labiau atsipalaiduojam ir dar labiau atsipalaiduoja visas mūsų kūnas. Sekančiu įkvėpimu mes vėl nepakylam kažkur tai, o leidžiam dar labiau atsipalaiduoti, kadangi mes įkvėpiam atsipalaidavimą. Taigi įkvėpimas įkvėpia atsipalaidavimą, iškvėpimas leidžia mums kažkur nusileisti gilyn. Štai kvėpavimo stebėjimas, kaip mes galim eiti gilyn ir atsipalaiduoti. Bet labai svarbu šičia nedirbt atsipalaiduotoju.
o būtent leist savo atsipalaiduoti. Todėl trečias raktinis žodis ir yra leisti. Nieko nedaryti, o leisti įvykti. Arba mes atpalaiduosim save, tai dirbsim atpalaiduotojais. Arba mes leisim savo atsipalaiduoti, tai leisim, kad tai savaime įvyktų. Čia yra labai svarbus psichologinis momentas ir jį reikia mums savyje užfiksuoti meditacijoje. Aš viską leidžiu, kad vyktų viskas, kas turi įvykti ir taip, kaip vyksta. Ir nieko nestumdau, mintys sukasi kažkokiu tai pašėlusiu ratu, aš leidžiu joms suktis. Ir stebiu, kaip jos rimsta. Leidžiu, stebiu ir ilsiuosi. Štai principas meditacijos. Apie tai, koks mechanizmas meditacijos, kaip ten viskas vyksta, aš tiesiog rekomenduoju jums pasižiūrėti ypatingo streso valdymo seminarą ir jo dalyje, kaip padaryti taip, kad nebebūtų ko valdyti, arba kaip tapti nesustresinamu visiškai. Ten yra labai detaliai išdėstyta, kaip vyksta viskas energinėje plotmėje, fizinėje plotmėje meditacijos. Tiesiog šitos proto atramas mes turim susirinkti, kad tiesiog būtų aišku mums patiems, kad meditacija negali nepavykti iš principo. Kiekvienam jinai visiškai unikali ir visiškai skirtinga, todėl kad mes patys esam visiškai unikalūs. Kiekvieno mūsų vidinėme inde yra skirtingi spaudimai senų programų, skirtingas skausmo lygis, įtampos lygis, nerimo, meilės lygis, visa tai skirtingai visiškai. Todėl ir meditacija mumise vyksta visiškai skirtingai. Ir štai, ką aš noriu užakcentuoti, niekada nelyginkit savo patirties meditacijoje su kitų patirtimi. Nes ji negali būti vienoda, gali kartais būti panaši, bet tai nieko nereiškia visiškai. Nesilygiuokit į kitą. Kiekviena meditacija yra unikali ir kiekviena meditacija duoda jums tiek, kiek jūs tuo momentu galit priimti. Tai yra dieviškumo pagalba jums. Todėl tiesiog sėdėkit ramiai tyloje, koncentruodamiesi į 3 šitos esminius raktinius žodžius. Ilsėtis, stebėti ir leisti viskam vykti. Taigi štai tiek, o plačiau yra būtent 4 seminaro medžiagoje.